Šiauliai sulaukė solidaus pastiprinimo. Prie komandos prisijungė Mindaugas Žukauskas. Vienas žinomiausių Šiaulių krepšininkų savo gimtojo miesto komandoje po ilgos pertraukos žais šeštadienį BBL rungtynėse su Kėdainių Nevėžiu. Šiandien dienos interviu svečias po 12 metų į Šiaulių klubą sugrįžęs Mindaugas Žukauskas. Taigi, sveikas sugrįžęs. Labą dieną. Nuo paskutinių rungtynių Šiauliuose jau praėjo 12 metų. Šeštadienį vėl užsivilksi juodai geltonus marškinėlius rungtynėse su Nevėžiu. Nesijaudini? Aišku, jaudinas. Prieš bet kokias varžybas jaudinis. O čia tai labiau sugrįžus po tiek metų į savo miestą, tai jaudulys yra. Dar vakar apie tai negalvojau, šiandien pradedu galvoti jau. Kai prasidėjo žurnalistų amplodės viskas, pradedu galvoti tada. Kažkoks jaudulys, aišku, yra. Tikriausiai jau buvo spėjęs įkirėti klausimas, kada grįši į namus, kada vėl žaisi už Šiaulių komandą? Čia labai daug. Dažnai, kiekvieną vasarą tas pasikartodavo, tai visą laiką sakau, sugrįšiu kažkada, sugrįšiu. Ir gausiu taip pat šiais metais. Aš kai išvažiavau, kokie metai praeidavo, jau galvoju, dar kiek čia galiu žaisti. 2-3 metai, kiek čia dar metų aš dar būsiu užsienio. Visą laiką buvo tokia mintis. Nostalgija Lietuvai man visą laiką buvo, visą laiką. Pradžia sezono būdavo labai sunki, kadangi dar čia 9-10 mėnesių reikia žaisti, paskui jau artėjant į pabaigą jau toks pakilimas būna, jau greitai grįšim, jau pradedi galvoti apie šitą praeina vasarą. Labai sunkus išvažiavimas po vasaros, vėl važiuoti ten ir žaisti. Toks dalykas, bet labai. Šiaip nostalgiją didelį Lietuvą jaučiu ir džiaugiuosi. Kuo daugiau čia būnu, tos sunkesnis noras dabar išvažiuoti dar kažkur, jeigu dar atsirastų kažkas. Taip kartais pagalvoju, su namuose pašnekam, sakau, kažkaip gerai jaučiuosi, nebelabai norisi išvažiuoti kažkur. Italijoje šiuo metu tikriausiai šviečia saulė, čia Šiauliuose lyja lietus. Netraukia tai? Nežinau, žmonai tai traukia, o man, aš sakau, man tai Lietuva ir lietus tas toksai malonus lyja ir gerai, sakau, kaip gerai šiandien lyja, lietuviškas oras, nors šiaip visą vasarą saulė švietė, sakau, tai kada čia bus tas lietuviškas oras, visi ateis, palauk, o sulaukiu, nieko. Kol kas nieko. Su Šiauliais kol kas neturi jokios sutarties. Laukiu pasiūlymų iš užsienio klubų? Sutarties dar neturiu. Taip, kad sutarėm taip, kad kol nesurasiu kažko, tai žaisiu Šiaulius. Matysim paskui. Padėsiu tol, kol esu laisvas, padėsiu Šiauliam. Padėsiu ar nepadėsiu, čia paskui žiūrėsiu. O kiek metų dar tikėsi žaisti krepšinį? Tai žinau, čia toks dalykas, kad planuoti negali, gali būti traumelė ir gali pasibaigti viskas, čia sportininko toks gyvenimas yra. O kol jėgos leidžia, kol galiu bėgioti, kol matau, kad neatsilieku nuo kitų, tol galiu žaisti. Planavau žaisti dar užsienį metus ir paskui Lietuvoje, kiek galiu, o dabar esu jau Lietuvoje. Matysiu, kol leidžia kūnas, tikiu žaisti. Tai, kad sportininkai grįžta į gimtuosius klubus, žiniasklaida dažniausiai piešia džiugiamis spalvomis. Ar pačiam sportininkui nėra skaudu sugrįžti į komandą, kurioje pradėjai žaisti, nes tai lyg ir karjeros pabaiga? Man tai smagu grįžti. Aš grįžtu į savo miestą, į miestą, kurioje gyvenau, kuriame jaučiuosi gerai, kuriame pažįstu žmonės, kuriame žmonės pažįsta mane. Kai nesijauti, ką nors padaręs blogo tam miestui, kai nieko nesu prisidirbęs, tai kodėl ne? Kodėl negrįžti ir nedirbti savo miestui, savo žmonių labui, tai prasme. O tai tas sugrįžimas, kad karjera jau lyg ir vakarop sukasi, neliūdna? Tai visiems tas pats, visame kame yra. Ir tas pats yra ir žmonėms artėjantis prie pensijos irgi. Paprastą darbą dirbantiems ateina iki 60 metų irgi, bet tai čia yra tas ratas, sukasi jisai. Vieni ateina, kiti išeina, čia negali turi susitaikyti su to. Jeigu liūdėsi, kad viskas jau nusileido, tai tada iš vis neapsimoka gyventi. Reikia gyventi šią dieną, džiaugtis, kad dar gali judėti, gali bėgioti ir viskas. Kad gali suteikti džiaugsmo kažkam, kurie gali ateiti ir pasižiūrėti. Kažkurį laiką jau treniruojasi su Šiauliais. Kokie įspūdžiai? Kažką pasakyti dar, aišku, prieš sezonis buvo sunkus, sakykime, taip, kadangi visai nauja komanda ir susižaidimo reikia bet kokiai komandai, o jo labiau, kai jauni susirinkę visi noro yra, to energijos yra, tai šitam reikia labai daug laiko. Tai tikiuosi, kad teisinga linkme dirbant, viską dedantis į galvą, kiekvienoje treniruotėje vis dedant po žingsnį į priekį galima. Man atrodo, kad potencialas šios komandos yra nemažas ir
susižaidžiant jį galima išnaudoti ir, nežinau, negalima čia spėlioti apie vietas, nemėgstu prognozuoti, mėgstu įrodyti tą aikšteliai, o išskirti kažką, ne, gal nenorėčiau išskirinėti, nes paskui, kai kiti paklauso, manęs nepasakė, manyčiau, kad turi visą laiką būti komanda, neturi būti išskirtinės asmenybės, ar ten bus viena žvaigždė ar dvi žvaigždės, tai negali tai būti. Visą laiką laimi komanda ir pralošia komanda, mano tokia yra kredo. Dėkui už pokalbį ir sėkmės šeštadienio rungtynėse su Nevėžiu. Šios dienos interviu svečias buvo Mindaugas Žukauskas, Atlantos olimpinių žaidynių bronzos medalio laimėtojas, 2003 metų Europos čempionas, pagaliau sugrįžęs į Šiaulius.